Vakar netyčia radom savo nuo pernai metų pamirštą spietinę. Ir pasirodo, kažkas joje gyvena. Per visą žiemą pragyveno bitės. Dabar atėjom apžiūrėti šiandieną, kas čia vyksta. Va, su žiedadulkėm grįžusi bitė. Reiškiasi, yra Peru. Ateina mūsų bitininkas, atidarys. Liutauras pažiūrės, kas čia yra, kaip jos čia gyveno ir kas čia buvo. Čia matyt per tą didelę audrą išmetė iškrito iš medžio, aukštai kabėjo jinai, va čia va kažkur tai labai aukštai. Va, jos vieta, kur buvo. Ir iškrito visas pietinė. Kaip mes čia pernai pamiršom, ateik Austėja. Žiūrėsim dabar, ką čia rasim. Biškį padūminam, kad būtų ramesnės. Aha. Kitą namelį dėsim. Sveika, nesulūžusi. Va. Nu ir žiūrėsim, ką mes čia dabar rasim. Toj spietiniai. Čia gal rudenį atskrido tos bitės, ar kada jūs čia? Iški padūminam. Oho! Geras! Kiek jos čia visko turi! Turto! Turto prisinešė jos čia! Tuoj Liutauras ištrauks, aprodys, ką rasim gero. Jau daug prisidėję. Ką? Maisto gal sakai neturi? Eik iš šono ausyti, jeigu bijai. Sakai, gali ir rudenį. Visaip čia gali būti dabar. Bet tik vakar rado. Spiečius tik vakar rastas. Bet gali būti, kad jos va pragyveno savo visą žiemą spietiniai. Ir viską supykiavę, ne? Supykiavę jos čia. Nu va, ir taip viskas sulipę, kad neina net va ištraukti. Nu va. Va. O. Dabar mums reikėtų motiną surasti, ne? Nu, kas padės motiną surasti? Praeitais metais kritas, pažiūrėk, koks rėmas susikraitęs. Per žiemą. Per žiemą iškritęs vargšas buvęs. Nu gerai, bandyk dėt. Kitoj ieškom dabar motinos. Dabar motina nesvarbiausia surasti. Bet Peru yra Peru. Visi kartu žiūrim, ieškom motinos. Kas gal matot? Ir tu ateik paieškoti, jeigu nebijai. Iš po kraštelio. Kažkur aš nematau. Nematau. Nematėm šitam, dabar žiūrim toliau, ieškom toliau. Ieškom Austytę toliau. Nėra, bet labai daug yra. Bičių yra va šeimelė graži. Pragyvenus, nu tu įsivaizduoji, visą žiemą pragyveno. Kita pusė ir mums parodyk irgi.
nėra bičių motina. Ieškom, čia gali būti nežymėta. Tai čia ir bus nežymėta. Taip, taip. Pas mus tai pažymėtos bičių motina. Taškeliu, čia gali būti nepažymėta, čia bus sunkiau surasti. O, vaikyti, pažiūrėkit, kiek kalbų. O, kaip uždūmino. Yra? Palauk. Dabar. Taip, va! Kur? va, Austėja rado. Austėja radai, kur Va, nematau aš. Parodyk pirštu. Va. Va, motina, va kur. Va, motina, va. Trakus. Austėja pati pirma rado, geras. Tu, Austėja, tikrai bitininkė būsi. Viskas, motina saugiai padėta į naujus namus. Dabar dabar negalėsim paimti spietinės, kadangi daug bičių yra išskridusios į darbus. Ir jeigu mes paimtume dabar spietinę, jos grįžtų, jų namų nėra. Tai dabar tik tai perkeliam į naują gražią spietinę, į naujus namus, kaip sakant. Ir paskui jau, kai jau saulelė nusileis, jau kai visos bus bitės grįžę namo, tai tada atvažiuosim ir paimsim visą spietinę, parvešim į bityną. Nu, kokia graži šeima, matai? Viskas, tu pasižiūrėk, kaip jos čia išgyveno. O, sulūžė viskas. Kiek dabar šito? Ant kelių rėmelių buvo jos čia. 5 rėmeliai buvo. 5 rėmeliai.